kaip žiūrit, čia susidėsim virt bulves. Viskas, bulves uždėtus. O čia mes turim papriką dėjus spalvų, svogūną. Ten užsidėsim kepti svogūną su paprika ir mėsytę mūsų. Svogūniukai apkepė, dedam papriką. Mūsų papriką iškepiau, susidedam mėsytę, farsą su petražolėm. Nu, bulvės išvirė, dabar jas sunkiam. Nu, bulvės turim, įdedam sviesto, porą gabaliukų. Ir išminkom. Nu, bulvės susitrinim. Nu, mūsų bulvės jau atvėso. Įdedam truputį druskos. Ir porą šaukštų miltų. Ir išsimaišom. Taip, žiūrim mūsų įdarą. Įdarą įdėsim, kad skaniau būtų parmesano, ne, mozarelos sūrio. Dėl skonio, kad būtų mėsa. Biškai duodu skonį sūrio. Nu, dabar darysim blynus. Darysim tokius trikampius. Nu, va tokius. Pasidarysim visus. Taip, mes čia turim traškučius, plėvėsėlius su kukurūzų krakmolu. Nu, pastovės porą minučių ir eisim kepti. Nu, kokius gražuolius turim. Čia pasidarysim tokį padažiuką prie mūsų blynų. Dėsim vieną jogurtą. Dėsim prieskonius, džiovintą česnaką, pipirus, druskos. Ir pagal savo skonį. Ir petražolės. Išsimaišom. Ir turim padažiuką. Na, mūsų aliejus įkaitęs, dedam mūsų blynus. Ir ką verčiam? Vieną pusę jau apkepė, labai neblogai. Nu, kepam antrą pusę. Iškepė, einam serviruoti prie stalo. Nu va, mūsų specialūs blyneliai gatavi. Kaip visą laiką užpilsim dekoracijos, vyno sirupo, kuris tinka viskam. Nu ir ką, tai skanaus. Visiems prie stalo ir iki sekančio. Iki.